Penktoji mūsų kelionės diena gruodžio 31 ir tądien mes susiruošėme švęsti naujuosius metus traukinyje, keliaudami iš Helsinkio į Rovaniemį. Susikrovėme svarbiausius daiktus, Paulius išvažiavo pakrauti mūsų šaunį Estelautą Peugeot automobilį į bagažo skyrių, visi kartu išgėrėme kakavos ir įsėdome į traukinį. Traukinyje gavome savo kajutę, mažą kambarėlį su 2 lovelėmis ir dušu. Kiek pailsėję savo kajutę patraukėme į restoraną, kur sutikome naujuosius metus. Judesyje, traukinyje, ramiai apsupti šeimos su keliais nemiegančiais turistais ir stalo žaidimais. Tai buvo jaukus ir šiltas šventimas, tik mes ir judanti šiaurinė naktis už lango. Rytą mus pasitiko tikras Laplandijos šaltukas, apie 12 laipsnių šalčio, bet jausmas visai kitoks nei namuose. Gal mes jau nuo šalčio atpratome? Tai žodžiu buvo vėsu. Bet mes pasiruošę susitikti su pačiu Kalėdų seneliu ir Laplandijos pramogomis.